Labas visiems. Šiandien pradedu vieną labiausiai lauktų savo kelionių, tai 92 km aplink Andorą. Tai bus žygis, su savim turiu kuprinę, tada dar vieną kuprinę, turiu žygio lazdas. Šitas žygis vadinasi Corona Lux ir yra Pirėnų kalnuose. Tai yra vienas sunkiausių žygių ir aš praėjęs kažkiek įsitikinau, kad jis yra nežmoniškai sunkus ir jam reikia bele kaip gero pasiruošimo ir nepersistengti su svoriais, nes aš su svoriais persistengiau labai stipriai. Šitas žygis nebus vien tik ištvermės kažkoks išbandymas, bet jisai bus daugiau ir psichologinis išbandymas, nes keliauju visiškai vienas, aplink miškai, kalnai, žmonių nėra. Tai bus toks savotiškas ir savęs atradimas, nes, kaip žinot, kai žmogus būna vienas, jis tada daugiau kalbasi su savim, daugiau apgalvoja savo gyvenimą, užduoda tokius iš tikrųjų savo svarbius klausimus, su kuriais jis tobulėja. Manau, po šitos kelionės tiesiog grįšiu stipresnis, galbūt atrasiu apie save kažką naujo, o galbūt net pavyks atrasti kažką naujo apie pasaulį. Galvau, pradžios nefilmuosiu, bet paskui pagalvau, kad būtent reikia parodyti, kiek sunkiausiai yra. Pradžia tokia sunki, kad aš sakiau, kad tikrai nefilmuosiu ir net netrauksiu kameros. 2 kuprinės, biškį neapsiskaičiavau, prisikroviau 20 kg daiktų, tai pasiėmiau ir kamerą, ir droną, maisto gal kokie 7 kg, miegmaišis, palapinė, biškį per daug svorį, toliau nebežinau ką daryti. Kopiu ir galvoju, kad čia toks variantas labiau arba filmuot, arba kopt. Esu pirmą kartą su žygio lazdom, buvau biškį jų toks priešininkas, kažkaip sakiau, man lazdų nereikia, bet vienas kolega parekomendavo būtinai pasimt, net neparekomendavo, sakė būtinai pasimk. Ačiū jam, nes be jų, nežinau, jie be šansų. Lazdos kam reikalingos? Tu gali, lipdamas į kalną, atsispirt ir taip nuėmė apkrovos nuo kojų. Perina tada dalis ant rankų ir pasiskirsto tas krūvis šiek tiek. Tai va, buvo parašytas, kad maršrutas iš tikrųjų sunkus. Aš pagalvojau, ta prasme sportuoju, vaikštau, bėgioju, nieko čia nebus, bet realiai bus. Nenuvertinkit kalnų. Va, visas šlapės. Be maikės einu, nes maikė jau šlapė, tai sugrūdau kuprinę, paskui reiks plauti ir džiovinti. Aukštis nesveikas. Šita trasa prasideda nežmoniško aukščio, tai tiesiog iškart visas jėgas atiduodi ir paskui jų nebėra. Maniau bus lengviau. Turėjom kažkokią namuką, bet jisai spėjo uždarytas. Dabar paėmiau lazdeles į rankas, DJI Action 4 uždėjau ant galvos. O, kažkokie rūsiai iš senų laikų likę. Ja, čia kažkas rūsius turi. Rakčiukas, spynelė uždaryta, tai jaučiu ir neužeis. O čia kažkas darėsi stovyklavietę. Wow! Šita vieta tobula likt nakčiai, nes prie pat yra kalnų vanduo. Tai galima ramiai visada turėti vandens. O ateini, prisipili buteliuką ir geri. Wow, koks skaidrus vanduo. Nu ką, toliau žygiuojam, biškį atsigaivinam, pasėdėjom. Iš tikrųjų, neturiu kažkokio labai didelio tikslo šiandien eiti. O, arklys išvaro. Neturiu kažkokio labai didelio tikslo daug nueiti. Kaip čia arklys atsirado? Kaip iš čia užlipo? What the fuck?
neturiu kažkokio tikslo, kiek tiksliai šiandien reikia nueiti, nes esu visą naktį nemiegojęs, nes per naktį skridau, važiavau. Tai šiandien buvo tikslas tiesiog biškį įsibėgėti, susiras kur pamiegoti, papiknikauti. Tai šiandien daug judesio labai nebus. Reikia biškį pasimažinti svorį, nuvalgyti kuprinas kažkaip, gal kažko atsisakyti, kažką išmesti, nežinau. Su 2 kilų nugarą lūžta, kojas linksta, o per tokius akmenis laipiot. Nemoku papasakot, kaip sunku, bet labai sunku. Daug tokių kadrų nepadarysiu. Rodė, kad bus saulėta giedra, lyt pradėjo. Tai va, bet toks šitas lietus atgaivina. Tik va, kaip ir nebuvo parodyta, kaip ir neplanavau, kaip ir net nepasirašiau, tam lietui atėjo staigiai už kalno. Tik išlindo, apsiniaukė ir tik normaliai vėjo. Va, turim kažkokią vietą pastovyklaut gal. Bent jau po medžiu pastovėt. Nu, čia jau vaizdai tokie ir pasakiški visai. Va, vėl giedra. Iški nulijo, vėl. Per 5 minutės baigėsi lietus. Žiūrėkit, kokį rojaus kampelį suradau. Kalnai, ten 2 palapinės, čia kažkokie gyvūniukai. Labas. Ir tokie draugiški. Čia kažkokios pirtelės. Pažiūrim. Ai, čia iš vis tualetai. Nuėjau nedaug iš tikrųjų. Ir pasižiūrėjau per mapsus ir iš tikrųjų labai nedaug nuėjau. Kažkiek kilometrų bus, bet nu gal kokie 3. Gal 4. Nu gal 5, kas yra labai nedaug. Gal 5 nebus. Realiai dabar svarstau, ką daryti. Ar bandyti šitam kaimelį miegot, bet spėju gali būti mokama, nes čia visokių priklijuota skelbimų. Tos palapinės jaučiu tuščios. Nežinau. Turėjo saulė šviest. Nu, pažiūrėkit, koks oriukas. Ir nebežinau dabar ką daryti. Nu nieko nepadarysi, būna ir taip. Eik, savo pilyje. O, kaip šalta. Tai va, taip ir prastavėjau ir apsaugau savo daiktus 15 minučių po va tokiu va. Čia šiaip jis yra skirtas uždengti kuprinę šiaip nuo lietaus. Bet aš čia prikabinau prie medžių ir tilpo viską paslėpti ir save biškį. Aišku, aš tai šlapęs, tai nepilnai pavyko. Nebenoriu jau daugiau šiandien. Nu va, plius minus taip atrodau. Čia viskas šlapia. Kelnes kiauros, batai permirkė. Daiktus biškį išsaugau, bet irgi peršlapą jaučiu žiauriai. Tai va, toks tas lietus. Įbaigė čia tas lietus. Tai atvariau pas Vasiliukus, priėmė, sako, slėpkis. Tai va, po stogu kimarinam vis. Ką jūs? Irgi be nuotikos kelyje. Aš irgi bliam sugadino visus planus. Niekur dabar nebegalima eiti. Visas peršlapęs, reikės dabar persirenginėti. Džiovintis kažkaip viską ir jaučiu čia aš... Patiko kėdai. Viską reiks džiovintis, drebu viso šalto. Nepasiekė šitų lapukų, tai maitinu.
Jie man pastogę davė, tai aš dabar atsilygint noriu kažkaip. Nežinau, ar čia mane išvarys ar ne, bet bandysiu statytis palapinę. Čia 2 stovi negyvenamas, nieks ten negyvena. Ir čia kaip ir kaimelis ir kažkiek privati žemė. Tai vat pabandysiu, nežinau. Nežinau, jau čia nepavyks man čia miegot. Norėjau pasistatyti palapinę, lenda prie maisto jie čia. Su fone, su liuku. Labas. Einam čia, ateik. Einam, ateik. Musas puola tave. Išvarai mane, tai kur man palapinę statyti, aš nesuprantu. Ką? Kur man palapinę statyti? Jeigu ne čia, tai kur? Kur tavęs nebus, pasakyk? Paliko mane ramybėje asiliukai. Tai biškį pavyko išsiaiškinti, kaip čia statyta palapinė. Nu čia aš tik tai šiaip, nesusmeigiau dar koliukų, bet plius minus. Gaunasi toks dalykas. Čia dar iš šonus biškis įtempia ir gaunasi toks viengulis. Tai va, jaučiu reikia kažkur kitur eiti, nes čia tiesiai jau matau, va ten visi šniūrai apgriaužti, tai čia jeigu jie tik tai prieis, tai jaučiu su visa ta palapinė man iškrapštys. Dar aš daug maisto turiu, tai jaučiu žodžiu, prasti reikalai čia man labai. Galvau, nebus baisu, jeigu pasistatysiu palapinę, kol dar šviesu. Bet saulė leidžiasi. Mane silai išvarė. Ten tos palapinos tuščios, nežinau dėl ko, gal ten kažkaip reikia užsirezervuoti. Neįsivaizduoju net. Vis tiek esmė tame, kad tas silai lenda. O dabar, va tokios vietos miegojimai. Čia labai pavojinga, nes akmenys ir dengas. Tai plius dabar, kai tie lietus, tai dar daugiau šansų, kad nusirdent. Gamta graži. Kad man būtų kažkokių žmonių, su kuriais galėčiau pasitarti, bet nieko nėra. Čia turbūt baisiausias dalykas mano gyvenime, ką aš darau. Ir labai baisu, nes visur tik tais miškai, krūmai ir saulė jau už kalno, tai man kaip ir nebedaug liko. Bet žinau vieną, kad gyvas aš liksiu. Tai svarbiausia. Greičiausiai ir nieko nesusižeisiu, jeigu atsargiai eisiu. O kada eisiu, tai aš daisiu. Kad jau ir kojas nebeišliaušiu. Jeigu šliaušt negalėsiu, tai tada nuo kalno ridensiuos iki upelio ir ten prie upelio miegosiu tada. Eik tu savo, kur mes čia. Ten išvis krioklys kažkoks. Čia patys mazas, čia nieks nesuvaidinta. Tiesiog kapojam. Kas čia? O, kažkas. Ne civilizacija, bet kažkas. Ne, nieko gero. Biški daugiau lygumos. Pieva tokia, bet prikrytė čia akmenų. Čia irgi labai prikrytė akmenų, tai čia baisu, kad neparlėktų man. Ką manote, jeigu čia įsikurčiau? Čia nėra kam kriščia kaip betonas. Tikėjausi, kad prieisiu namuką ir pavyks čia, bet
Čia spyna, čia privati kažkokia valda ir tenais ir statu ir nelabai. Čia va toks va daikčiukas idealus būtų ir galbūt yra, tik tais jis yra beveik ant tako. Tai čia palei mane tiesiog, jeigu kažkas eis taku, tai eis taku palei mane. Bet čia yra toks, vat, kaip ir išsigelbėjimas, gal sakyčiau. Yra kažkoks namukas, kuriame galima, kaip suprantu, nemokamai pernakvot. Bet iki jo dabar tiek, kiek nuėjau nuo Asiliukų iki čionais, pavargau. Bet iš tikrųjų gal pabandysiu, dabar vat užvalgysiu ir judėsiu. Ir gal sakau, pavyks. Jokia reklama, tiesiog, kad labai maistinga. Tai va, šaunu. Pavyks nueiti. 26 gramai baltymų. Ne baisiai daug, bet šiaip daug. Žiauriausia, kad vandenį išgėriau, bet upė šalia. Reik vandens, nes labai išprofitavau. Vandens dar 400 ml maždaug. Jo. Užvalgiau dabar, tai iškart atsirado jėgų. Dabar varysiu maks, nes noriu per valandą įveikti. Nežinau, kiek čia bus, gal kilometrų. Bet noriu pasiekti vieną iš namukų. Šitie va labai slidus. Šitos lazdos ir yra ne tik nuimti krūvį, bet tu jau ant 4 kojų gaunasi stovi. Ir kai tu stovi ant 4 kojų, visai kitoks stabilumas. Mažiau šansų patirti traumą. Aš net nebežinau, ar čia dar takas. Labai tikiuosi, kad čia takas. Arba dabar labai blogai. Kas čia? Čia kaip ir baigėsi takas. Čia kažkokia tvora elektrinė. Bet čia yra praėjimas. Jo, čia elektra eina. Vandens vėliau. Labai sunkus priėjimas. Tai kur tas takas? Eik, tu sa. Kaip ir čia turėjo būti takas, čia nebėra tako. Tiesiog dingo takas. Ir čia visur eina ta tvora. Čia va nežinau, kaip nenuslydau, bet čia užlipt sugebėjau. Davai, šoku jaučiu. Opa. Baisu, kad saulė leidžiasi ir kad takas baigėsi. Bet bandysiu palei upę tada eiti. O čia tas takas turėtų eiti.
Va čia įsėjo kažkada. Bet matot? Ai nu. Bet kas iš to? Išverčiau tvorą. Gerai. Nu tikėkimės, čia. Čia su tais akmenim susilieja tie takai. Tai labai sunku suprasti, kur dar takas, o kur ne. Čia kuo toliau, to darasi sunkiau prie upės prieiti. O kiek prilyjo. O dar su šitais gerai, jeigu per kokias pelkės eini, tai gali pasimatuoti gylį. Tai šitie žaislai realiai labai yra universalūs ir juos visur galima panaudoti. Gali ir nuo gyvūnų kokių apsiginti. Va, asiliukui parodžiau, užsigando. Tas, aišku, mažiukas tai neišsigando, bet tas didelis tai išsigando. Tai spėjau, šeimininkas gal biškį ir užvažiuodavo jam. Kuo toliau, tuo mažiau panašu, kad aš čia galėčiau kažkur miegoti. Prašau, duokit pievą. Normalią. A dar tu ilgai miške būsi. Keista, ne, kad čia nieko nesutinkam. Negi nieks nesugalvoja 100 kilų praeiti. Dieve, dieve. Išėjom į lygumą. O, dievuliau. O, kiek čia vandens. Jau matau vieną palapinę. Eina savo. Ir prie pat upė yra. Žodžiu, pavyko. Eik tu savo. Ta prasme, pavyko. Dar nežinau kas, bet išėjom į pievą kaip kaime. Ir matau palapinę kažkokią baltą mažytę. Matau žmonių gal 5. Ir mūrinį namuką. Tai žodžiu, eik tu savo, negaliu patikėti. Nežinau, kiek kilų nuėjau. Neturiu žemėlapio. Neseku žingsnių, neturiu laikrodžio, nieko neturiu, paprastai, nu. Eik tu savo. Pažiūrėkit vaizdelis koks. Ir kokie pieva. Pabandysim ten iki namuko nueiti. Va, žmonės vaikšto. Eik tu savo, čia kažkokia civilizacija. Yra namukas, kur visi žygeiviai gali, žodžiu, ateiti pernakvoti. Tai čia nėra elektros, bet va yra stalas ir yra lovos. Reikia turėti tik savo miegmaišį. Tai va, bet aš šaunu į lauką miegoti. Čia kompanija visa didžiulė, tai nesimaišysim. Labas. Šuniukas. Žodžiu, buvo iš to namuko prie kiti turistai. Žodžiu, ten visa šeimyna. Tai pakvietė į vidų, miegoti, sakė, nesistatyk čia tas palapinės. Bet jie ten 4, aš dar gal norėsiu telefoną pasėdėti, padurniuoti, tai geriau palapiniai. Tai va, bandysiu dabar pasistatyti. Nu ką, palapinė beveik ir yra. Voro dar įdomu. Viskas. Nu ką, įvertinkit mano guolį. Taigi, pažiūrėkit, pasidariau apšvietimą, vieną prožektorių. Aišku, dabar naudoju 2, bet paskui naudosiu vieną, kad jeigu vienas išsikraus, kad dar kitas būtų. Tai šiaip šilta, dar net neapsiklojus. Nors laukia šalta. Prožektorius jau mirinėja vienas kažkaip. Jo, jau visą aš tam. Žodžiu, vienas liko. Palanu, gal dar veiks. O biški šviečia. Turim dar power banką.
turim biškį hapčiko. Tai išausiu dabar kokosų čipsų. Jie labai koloringi, labai, tai reiškia tikrai labai. Ir mėsos nereikėtų, bet vytintos biškį porą gabaliukus valgysiu. Vandens turim prifiltruotą 2 buteliukus atsinešiu. Tada šausim elektrolitų, nes labai biškį išgarinom. Tai išsigersiu šitų elektrolitų, užvalgysiu, pasidėsiu dar telefoną, pasikrausiu. Ir jau rytoj bus diena. O šiandien miegu tarp kalnų. Gal nesigirdi, bet labai šalia upė. Tai šiaip labai džiaugiuosi, kad upė šniokščia, nes tada nesigirdės ten tų nemalonių tamsos garsų, nes aš žiauriai tamsos bijau. Užgožodžiu visus garsus ir dar jaučiu dar geriau migdys. Tai va, miegmaišį turiu nulinės temperatūros, tai manau pats tas. Ir pripučiamą kilimėlį, kaip turėjau Islandijoj. Mane čia jau trukčia. Jau tuoj baigsis elektra. Baisu. Ir eit buvo, ir dabar čia miegot biškį baisu bus, nes, čia tie akmenys ir denasi, maistą pasidėjau už palapinės, bet prie pat, tokioj vat anga yra papildoma, tai jeigu užuostų čia tas mėsas dešras, tai nežinau, čia kaip čia ištampytų tie vilkai jaučiu. Aišku, žmonių jie bijo, sutriukšmausiu, gal pabėgs. Ir jeigu ką nežinau. Ką darysiu? Nežinau. Tai žodžiu, tokie reikalai. Pilnas baimės, einu užvalgyti, atsigert ir miegot. Tikiuosi pavyks pamiegot. Manau, susisuksiu į miegmaišį ir bus ledas. Ir tam miegmaišį nieko negirdėsiu, nieko nejausiu. Tai va. Lėkiu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito video.